Pamario krašto žmonės kiek kitokie, savotiškai atsiskyrę, savotiškai linksmi ir susibūrę į bendruomenę. Antytė su apibalnuota nosytė. Čia mano draugė. Ir man padeda vairuoti. Ir ne tik vairuoti padeda. Padeda ir svečius kviesti bet kuriuo metų laiku į vienintelę ir nepakartojamą Lietuvos vietą Rusnės salą, kur tiek daug vandens, pievų ir paukščių. Ir kviečia Dalia Drobnienė į savo tėvų namus, dėkodama jiems, kad prieš gerą pusę 100 metų ją ir broliui Algimantui tėvai atrado Rusnės salą, kur visad kvepia žuvimi. Be vandens mes kaip to žuvys. Salos žmonės. Šiek tiek kitokie yra žmonės. Užgrūdinti marių vėjų, užgrūdinti potvinių. Čia jeigu trumpai ir bendrais bruožais apie salos žmonės kalbėti. Žmonės čia ne tiek svarbus, kiek gamta ir vanduo. Nors žmonės čia aktyvūs ir jų interesai ir pomėgiai patys įvairiausi. Rusnėje gyvuoja ir 2 visuomeninės bendruomeninės organizacijos, kurios nekonkuruoja tarpusavyje, bet papildo viena kitos veiklą. O, apie bendruomenę čia reikia šnekėti atskira tema, čia reikia šnekėti maždaug apie parą, 2 paras. Bet ką čia daug šnekėti? Geriau užsukime į Rusniškių ir jų svečių šventę. Vieną iš tų kitokių, kurių nešvenčia kitur Lietuvoje. Na pavyzdžiui, Šaktarpio, kai salos žmonės būdavo visiškai atskirti nuo žemyno. Ledas upėje jau neišlaikydavo žmogaus ir nebeįleisdavo plaukti valtimis. Kas likdavo Rusniškiams? Tik švęsti ir ilsėtis. Bet grįžkime į Kazimiero Banio beje pirmojo Rusnės garbės piliečio etnografinę sodybą, kur paskutinę balandžio dieną šventėme vandens gausmo šventę. Atsibastėt, neatsiklausė. Jeigu ką, tai aš Marių laumė. Nusikaltom. Juodai. Ar patys klaupsitės, ar paklupdyt? Paklupdyt. 1, 2. Klaupkit, žinokit, su jie čia nieko gero nebus. Tai negalvoju. Tam, kad jūs prasmirstumėte. Taip kaip mes rusniškiai smirdim dumblu. Jūs yra būtina pakrikštyti. Visa Rusnė žemelė tai tikras dumblas. Tai didelį atsiprašom tų, kurie atsivežė guminiokus ir neradom balų. Kitiem metam mes jums pasižadam. Bus. Būtinai. Aktyviausia čia vėl Dalia Drobnienė, Rusnės salos bendruomenės pirmininkė. Visur jos pilna, patvirtins ir Luotužės uošvienių choro dalyvės. Pasago širmų žirgų 9 vėjai skamba, o valtys debesų greitų ir upė ir padangiai. Kur pasislėpti, kur pasukt senai siaurutei upei, apsikabinusi krantus, meldų salelėm supas. Jeigu jau mes čia ir Dalia, kaip sako, čia tai jau nebėra žodžių, vadinasi viskas gerai, ką turi, taip viskas tvarkoja, ką turi viską atiduoda, visus susikviečia, visi prie vietos esame. Na matot, ir apie save jį žino geriausiai. Ir kaip vyrų saugoti. Ir kai aš negirdžiu, keikia mane, bet vis tiek ateina. Nu, nemokam keiktis, mes čia moteriškos taip. Vėl jai prireikia, ko jinai nerimsta, jai negana ir negana. Va taip yra, bet visada kartu. Mūsų vyrai labai geri, visada pasitempia, visada sutinka su mūsų visokiom atrakcijom, išleidžia mus moteris šokti, išleidžia dainuoti. Smagu, mes turim savo gerus vyrus, nors nedaug, labai branginam. Kaip išsiauklėjom, kaip ir turime daryti. O kaip branginam? Kaip tai branginam? Aš neturiu kur gyventi. Ryte išleidžiam į darbą, vakare laukiam sugrįžtančių. Viskas vakarienė padaryta, besišypsančios, susišukavusios, nebūnam susiraukusios, to linkim visom moterim. Branginkit vyrus, jie vieninteliai, jie eksponatai mūsų. Paskui verkia po laiko, išėjo pas tą pas aną. O dėl ko verkia? Kažką reiškia padarė ne taip, kad vyras išėjo pas kitą. Gerai sakau. Bendruomenė saloj. Tai sala ir taip jau yra, kaip kažkoks atskiras gabalėlis žemės, kur taip jau visi kartu. Matot, mums tų tokių kaip
dokumentų labai patiems gal ir nereikėtų, kad tai yra įteisinta, kad tai yra bendruomenė. Mums pilnai užtenka, kad mes esam šutvė, esam krūvoj, bet vykdant kažkokius tai projektus, teikiant paklausimus ar pasiūlymus valdžios vyrams, mes turime turėti dokumentą, kuriuo vadovaujantis vadinamės Rusnės bendruomenė Rusnės sala. Tai gerai, o kokie tie projektai artimiausi? Artimiausi Mane. bus laivininkų šventė rugpjūčio 6, mes žinome, dalyvausime. O dabar kažko tokio naujo negalim pasakyti, va šiandien jūs dalyvaujate tokiame projekte, kurį teikiame Šilutės rajono savivaldybei. Ir žmonės, man labai smagu, kad tie žmonės, kurie šiandien dalyvauja, buvo labai išgąsdinti. Mes pasakėme, kad guminiai batai tai yra būtina. Tada, kada mes planavom šitą renginį, tikrai buvo daug vandens ir tikėjomės, kad surasime gilesnę balą per kelią ir liepsime guminiais batais eiti. Bet mūsų seniūnas pasidarbavo su sausinimo sistemos įstaiga Šilutės. Ir taip greitai nutraukė visus vandenius nuo visų kelių ir išgreideriavo kelius, kad šiandien mūsų svečiams nebuvo progos pabraidyti po balą. Tai, bet dar negalas, dar renginio ne pabaiga. Man atrodo, mes dar vandenuko rasime. Vyrai taip pat Rusnėje rimtai ir užsiėmė rimtais vyriškais rūpesčiais. Prašome paruošti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kadangi jūs esate pasienio ruože. Neįnas atsirišti. Žiūrėkime, tai. Gyvenime gražesnė. Ačiū. O ir žuvienė, kurios receptų yra galybė, saloje dažnai vyrai verda. Tai kokia ta žuvienė Rusnės saloj? Nu, kokia, žiūrint, kurių metų laikų valgysit. O dabar? Dabar jau skaitykit, tas pavasarinė, ta žuvienė, baltoji, prūsiška, vadinama, jau praėjo, dabar verdam iš tos mūsų eilinės žuvies, tai karšis, kuoja, plakis, ešerys. Tai elementariausia, bulvytės, žuvytė, buljonas žuvies. Tai yra metų laikai, kada yra stintų užėjimų metų laikas ir, sakykime, paskui būna vėgėlių užėjimo gruodžio sausio mėnesį, tai tada jau yra verdama kitokia, virdavo tiksliau kitokia. O mes tai iš kokią žuvį pagaunam Kuršių mariose, praktiškai iš tokios ir verdam. Bet iš pradžių, aišku, nuverdam tą menkavertę žuvį, kur yra pūkys toksai, plakis, kuoja smulkesnė. Ir paskui į šitą buljoną dedam, išvirusi dedam geresnę žuvį. Tai karšešerį. Nubrido pamarių iš vyturį atsiremė, su antelę raiba pasišneka. Laivus prieš audrą su žvejais susirenka, aprimus laukia žaiba švys. Vyrai žvejoja, moterys dainuoja, o kai nesilinksmina, tvarko salą. Čia vėl pirma Dalia Drobnienė. Būdama neabejinga Rusnės gamtos problemoms, kasmet organizuoja talkas darom, tvarko paupius drauge su rusniškiais, kuriuos visus pažįsta. O jie dalykę į įvairius konkursus siūlo. Taip ir mes Gimtosios žemės Jorio apdovanojimuose susipažinome ir jums parodėme. Veisiejų ir Kaišiadorių miškų urėdijos šiemet pirmą kartą įveisė bekotį ąžuolą. Koks jis? Vykstame į Kaišiadoris. Bekotis ąžuolas šiek tiek skiriasi aplamai savo ir medieną, kurią steliai labiau vertina. Jo augimo sąlygomis jisai auga šiek tiek mažiau derlinguose dirvose ir mėgsta kalvotas vietovės. Vat kaip ir matot, ir čia yra raižyta kalvota vietovė, štai specialiai parinkom tokią vietą. Ir be to, bekotis ąžuolas yra mums miškininkam įdomus tom, kad jo yra arealo, ties Lietuva praeina arealo riba ir Trakų miške, iš kurio paimtos gilės šitiem želdiniam veisti, yra sala už arealo ribos. Mokslininkai šiai dienai nesutarė, ar tai jis yra mūsų vietinis augalas, ar jis yra vis tik tai svetimšalis. Šitos želdinius įveisim
vykdydami aplinkos ministro patvirtintą miško genetinių išteklių gausinimo programą. Įdomu vis tik tai palikti ateities kartom ir iš tikrųjų patyrinėti, ar gali ąžuolas šitas augti, kaip jisai konkuruos su paprastojo ąžuolu, nes mokslui yra žinoma, kad jisai jaunam amžiui auga šiek tiek lėčiau už paprastai, tačiau jau apie 50 metus, tai ąžuolo yra pati jaunystė, sakykime taip, jis pradeda lenkti mūsų paprastai ąžuolą, jo mediena ir jo stiebai yra tiesesni, mediena, kaip minėjau, labiau vertinama stalio gaminiam ypatingai, nes mažiau šakota, tiesesnė. Ir tas faktas, kad gali augti mažiau derlingose dirvose, irgi labai svarbus. Važiuodami per Lietuvą visi tikriausiai matėte dirvonuojančias apleistas žemes, kurias derėtų sutvarkyti. Ir jei jų savininkai susidomėtų ir norėtų įveisti mišką, Kaišiadorių miškininkai sako, kad bekotis ąžuolas tikrai tiktų. Juolab, kad šis ąžuolas įtrauktas į medžių sąrašą, kurį remia ES. Tad galima dar ir pasinaudoti paramos priemonėmis. Jo čia buvo pagrindinis rūpestis, jisai čia išbraidė visos šitas kalveles ir ruošiant projektą ir įveisiant šito želdinius prižiūrėjo darbininkus, kad susodintų būtent taip, kaip suprojektuota. Čia bus tik tai taip vadinama palidovinė rūšis, iš kurios mes vis tik tai pagrindinis yra tas ąžuolas, o čia bus tokie, kaip sesitė, kaip kailinių tas sudarytojas, kailiniai. Šiemet pirmi pasodinimų metai ir vat koks jau šiemetinis ūglis. Video, ar tu matai? Pasakiškai gražiai auga. Kadangi ąžuolas mėgsta augti su kailiniais, bet be kepurės, kaip mes sakom, tai vat būtent skroblas, jisai jokioj augimo fazėje, tiek jaunystėje, tiek vyresniam amžiui, jisai nelabai konkurentas, netrukdo, jisai tos kepurės neuždeda ąžuolui. Tai vat įdomu irgi pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip bekotis ąžuolas, kadangi jisai šiek tiek jaunam amžiui auga lėčiau už paprastai. Tie tyrimai atlikti su paprastoju ąžuolu. Tai vat įdomu pasižiūrėti, kaip jisai elgsis su bekočiu ąžuolu. Ar susikalbės.